Taigi, sveiki visi ir šiandien vėlgi tema daugiau šiandien pakalbėsiu apie, praeitą kartą kalbėjau apie čakras, vadinasi, apie jų jungimosi periodą ir šiandien daugiau papasakosiu apie būtent apie saviugdą, vadinasi, kaip vyksta pati saviugda, kaip jinai jungiasi tam tikros situacijos ir kaip iš esmės praeitam video rodžiau tam tikrą lentelę, kaip tą lentelę galima šiek tiek pagelbėti savo, tarkime, suprantant, kokiam periode randamės ir tokiu būdu daugmaž įsivaizduoti, kaip tas mūsų gyvenimo ratas jisai vyksta ir vėliau mes pereiname į kažkokius tai kitus lygmenis, vadinasi, į kažkokias tai visai kitokias gyvenimiškas situacijas ir panašiai. Šiaip, ta prasme, dažnai mes kalbame apie kažkokį tai prabudimą, prašvitimą, iš esmės tai yra tiesiog prabudimas, tai yra elementariai tos situacijos tavo suvokimas. Ir kiekvienam periode mes, aišku, kažkokiam tai periode įkrentam į tam tikras situacijas ir mes kartais automatiškai pasielgiame tomis situacijomis pagal turimus kažkokius tai įrankius. Tai šiandien daugiau pašnekėsiu apie tai ir pristatysiu būtent vėlgi praeitam karte minėtą lentelę, kaip įmanoma tą lentelę vadovaujantis suprasti, kokiam periode esate ir būtent daugiau plačiau apie ją papasakosiu. Taip, kaip minėjau, lentelėje yra pažymėtos, vadinasi, pirmoji čakra, antroji, trečioji ir visos tos 7 čakros. Lentelėje yra pažymėti mūsų metai, vadinasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kada mes gyvename gyvenimą, mes dažnu atveju pamirštame, kas mums buvo 4, 5 ar ten kažkokių tai metų amžiuje, mes pamirštame ir mes gyvename gyvenimą. Bet situacijos jos linkusios kartotis, kad vis dėlto tie įvykiai, kurie yra išgyventi būtent tuose metuose, tarkime, vaikystėje, jie galiausiai sukdami ratą pakyla, nes, kaip ir minėjau, praeitam video čakros jos suka kažkokį tai informacinį srautą, vadinasi, sukasi čakra ir jinai sukdamasi pakelia tam tikras situacijas. Ir kuo čakra yra aktyvesnė, tuo situacijos jos greičiau gali pakilti. Čakra tai yra energija ir joje esanti informacija. Pirmoji, antroji, trečioji ir 7 čakros. Vadinasi, pirma čakra jinai atsakinga yra už saugumo jausmą, tai viskas, kas yra su žeme. Tai motina žemė maitintoja, mūsų ryšys su žeme. Bet pirma čakra jinai yra ypatingai svarbi. Pirmoji čakrai, kaip ir praeitam video minėjau, yra svarbus labai tie pirmieji 7 metai, kaip žmogus jausis saugus žemėje. Vadinasi, kaip jisai jaučiasi saugus, būdamas žemėje. Ir žemėje saugumas jisai iš esmės vis dėlto yra nuo mūsų galimybės finansiškai išgyventi, būti tvirtais ir stovėti kojomis ant žemės, ypatingai pirmoje čakroje net yra labai svarbu, tarkime, mūsų pojūčiai, tai viskas, kas yra susijęs su kojomis, su apatinė pilvo apačia. Tai vėlgi yra įtaka pirmosios čakros. Ir aš šiandien daugiau plačiau apie tai pašnekėsiu, papasakosiu. Vadinasi, pirma čakra tai viskas, kas su pilvo apačia, kas su kojomis, tai yra mūsų saugumas ir mūsų ryšys su žeme, su motina žemė maitintoja, sakoma. Tai pirmi 7 metai, jie ypatingai yra svarbus ugdant vaikus, vadinasi, jiems suteikti ypatingai to saugumo jausmo, dėmesio, rūpesčio ir panašiai. Ir tai yra kažkokios, tarp kitko, vėlgi įvykusios situacijos, kurios gali kažkur tai vėliau, sako, atsiliepia ir jos pakyla tos situacijos. Tai aš daugiau ir pasakoju apie tai, kaip maždaug suprasti tą lentelę, ypatingai kas brėšis tą lentelę ir galės savarankiškai pasižiūrėti būtent savo situacijas kažkokias tai. Ir antra čakra, kada jungiasi, tai jinai jungiasi nuo 8 metų,
kada vaikas iš pat pradžių pirmoji čakra dar jisai gyvena kaip ir ant mamos energetikos, nes pirmie 7 metai mama labai ten globoja, saugo ir panašiai ir taip toliau. Ir tai dėl to motinos meilė yra labai svarbi, sakoma, nuo 1 iki 7 metų. Toliau nuo 8 iki 14 metų jungiasi ta gyvybinė seksualinė energija ir, sakoma, žmogus pereina ant savo gyvybinės seksualinės energijos ir tuo metu pradeda jungtis būtent seksualinė žmogaus energija nuo 8 iki 14 metų. Toliau jungiasi trečia mūsų čakra. Trečia čakra mūsų įrankiai nuo 15 iki 21 metų. Mūsų įrankiai, mūsų protas, mentalinis lygmuo. Tai yra mūsų kryptis, kaip mes įdarbiname tą seksualinę energiją, tą gyvybinę energiją. Visi mūsų įrankiai yra mentaliniam lygmenyje, vadinasi, mentalas, protas mūsų. Ir tai aktualizacijos laikas eina nuo 15 iki 21 metų. Ir kaip ir minėjau praeitam video, čia mes dažnu atveju atsidurime tokioje situacijoje, kada renkamės profesiją kažkokią, kažkur tai stojamieji vyksta ir panašiai. Tai čia tas gyvenimiškas, kaip sakant, etapas. Nuo 22 iki 28 jungiasi mūsų širdies čakra, kur yra atsakinga už būtent pajautimą, ką mes pajaučiame širdimi ir ką mes norime daryti. Vadinasi, jaučiame saugus, turime energiją, turime įrankius, ateina laikas tai pajausti iš to, kokius mes įrankius turim, ką mes patyrėme, supratome, išjausti, kas yra mūsų širdies pašaukimas ir pasirinkimas vyksta širdimi, gyvenimas širdimi. Tame amžiuje dažnu atveju, kaip žinia, pasitaiko taip, kad žmonės pradeda medituoti, meditacijos, saviraiškos kažkokios prasideda, paieškos. Nuo 22 iki 28 metų ypatingai jungiasi širdies čakra, todėl nenuostabu, kad žmonės tame amžiuje pradeda ieškoti savęs paieškos. Kalbant apie save, tai man kažkur tai prasidėjo 27 metų. 27 metai jie pažymėti raudonai pažymėti dėl to, kad tai yra ypatingai stiprus laikas, kada jau, sakant, jungiasi tas vidinis noras kažko tai ieškoti, kažkokio, tokio, kaip aš sakau, kartais žmogui tokia lemputė užsidega žalia ir žmogus pradeda galvoti, ar tikrai tame kelyje esu, kuriame esu, galbūt kažką čia reikia man keisti, galbūt čia taip toliau. Čia prasideda tokios paieškos vidinės. Aišku, tas ratas tai nebūtinai jisai yra tas, kad žmogus jau tikrai, bet aš paaiškinsiu toliau, kodėl kartais kai kuriem vėlesniam laike tie patys dalykai ateina. Iš esmės tai yra gyvenimo ratas. Tai yra gyvenimo ratas. Toliau 29 ir 35 metai jungiasi išraiška. Vadinasi, išsireiškimas. Ypatingai išsireiškimas yra gerklės zonoje ir visi negalavimai, visos tokios, tarkime, ligos susijusios su plaučiais, susijusios su kvėpavimo takais, su gerklės takais. Tai ypatingai tais atvejais, kada yra nuo 29 iki 35 metų, pradeda valytis iš esmės būtent gerklės čakra. Gerklės čakra tai apima saviraišką, apima rankas, aš gal parodysiu, rankos visos, ir būtent šita zona eina 5-osios čakros. Tai dėl to ir reiškia, kad aš atiduodu pasauliu, aš išsireiškiu pasauliu ir ne veltui, kada žmonės išsireiškia, jie netgi rankomis gestikuliuoja ir jie taip šneka ir kažką tai kalba arba atiduoda pasauliu. Vadinasi, tai, ką mes matome, tai yra išsireiškimas. Išsireiškimas yra visa gerklės zona, vadinasi, visos kažkokie tai negalavimai gali būti su gerklės zonomis. Rankos taip pat liečia, delnai labai yra už išsireiškimą, per delnus apskritai labai stiprios energijos eina ir per pirštų galus. Taipogi tai yra taškai, kur yra stiprios energijos, stipri energija pasiduoda, būtent apie išsireiškimą kalbant. Širdies čakroje, vadinasi, gali būti visos emocijos, jausmai, paleidimai, tokie klausimai, jie daugiau yra. Tuo minutę aš biškį pristabdysiu. Taip, tai kaip ir minėjau, 5-oji čakra jinai yra atsakinga būtent už gerklės zoną. Tai gerklės zona gali būti įvairūs kokie astmos susirgimai ir panašiai. Tai visa tai, kas yra susiję su gerklė, su lūpomis, su gerklė, lūpomis, kaklu, tai yra 5-oji čakra. Ir rankos, kaip ir minėjau. Tai yra zonos,
kurios yra atsakingos už 5-osios čakros. Dabar dažnu atveju, tarkime, netgi galima atkreipti dėmesį apie tai, kad kokios žmogaus ligos yra, kokie žmogaus yra vidiniai negalavimai. Tai vėlgi rodys tam tikras situacijas, ne? Vat kažkokioj tai čakroje esantis situacijos, kurios nėra galbūt pradirbtos, ar jos tiesiog tokiu būdu išsivalinėja, išsivalo, tarkime, ne, valosi, sako žmogus, gerklė serga, vadinasi valosi, neišsakyti žodžiai gali būti, neišsakytos mintis ir energija, iš esmės jinai gali kauptis 5-ojoje čakroje, tokiu būdu žmogus pradeda ten susirga, peršala ar kažkokios tai įvairios situacijos, kurių būdu tiesiog ta čakra tokiu būdu valosi, išsivalymas vyksta. Toliau yra 6-oji čakra, jungiasi nuo 36 iki 42 metų, vadinasi 3-osios akies čakra, vadinasi iliuzijų neturėjimas, išėjimas iš iliuzijų, ypatingai čia idealizacijos gali kažkokios tai įvairios turėti. Tada viskas, kas susijęs su galva, su akimis, vadinasi akių zona. Kada valosi 3-oji čakra, žmogus gali jausti tokius netgi pojūčius kaip akių spaudimas, galvos skausmai kažkokių tai išorinių vietų. Tai yra rodoma, kad vienas iš dalykų aktualizuojasi 3-oji čakra, 3-oji čakra valosi, aišku, tuo metu, kaip mes galime savo iš esmės padedame, tarkime, tam tikrais preparatais ir panašiai ir taip toliau, bet nepamiršti reikia, kad vėlgi tai yra 3-osios čakros valymosi etapas. Ir karūninė čakra 43 ir 49 metai, mūsų karūninė čakra tai viršugalvis, viskas, kas susijęs su viršugalviu, sako, yra karūninė čakra ir jinai iš esmės tokia netgi dažnu atveju yra pavaizduojama kaip tokie lapeliai, toks kaip lelijos žiedelis, kuris turi labai daug lapelių ir kada skleidžiasi karūninė čakra, kuo jinai daugiau prasiskleidžia, tuo tie lapelių daugiau prasiskleidinėja. Tada ta energija, jinai greičiau patenka, žmogus tada ryšį pagauna su, vadinkime, dieviškųjų kažkokio tai kūrėjo energija ir tada žmogus gauna energijos tiek iš kosmoso, tiek iš Žemės ir tai yra labai svarbu, nes dualumas karūninės čakros būtent yra dualumas 1-osios čakros, vadinasi 1 čakra su karūninė čakra, jos labai tarpusavyje sąveikauja. Dabar vyriški, moteriški aspektai. Vyriškas aspektas yra 1-oji čakra, 2-oji čakra energija. Energija yra energija lygų emocija, kas yra atsakinga 2-osios čakros moteriškas aspektas. 3-oji čakra yra vyriškas aspektas, tai protas, strategija, veiksmai, kryptis, judėjimas, įrankiai, tai yra vyriškas aspektas. Moteriškas aspektas širdies čakra yra už intuiciją, už vidinį žinojimą, už prajautimą. Intuityviai jaučia, nes moteriai sakoma žymiai paprasčiau intuityviai jausti ir moteriai žymiai paprasčiau emocionuoti. Žinoma, nekalbu apie tas moteris, kurios turi vyriškų įrankių, tada jos turėdamos vyriškų įrankių turi gerą strategiją, gerą kryptį, tiesiog turi įdiegtą vyriški įrankiai. Tai vėlgi yra įvairios tam tikros situacijos, kurios gali įtakoti, kokius įrankius žmogus turi. Nes jeigu tėvas buvo stiprus, augo, dukra daugiau buvo prie tėčio, tėtis jai galėjo įdėti vyriškų įrankių, vadinasi. Ir moteris daugiau turi vyriškų įrankių ir gali kryptingai judėti, strategiškai galvoti, mąstyti ir panašiai ir taip toliau. Bet aš tiesiog daugiau pasakoju šiandien apie čakrų veiklą, vadinasi, kas būtent kame yra atsakingas. Tada 5-oji čakra realizacija, vadinasi, sociumas, realizacija yra vyriškas aspektas. Vyriškas aspektas apskritai yra apie sociumą, apie tą tokį išorinį saugumą, apie namo sienas, apie namo pamatus. Moteris yra viskas, kas yra vidus, vadinasi, viduje jaukumas, energija, tam tikri dalykai, tai yra moteriškas aspektas. Ir 6-oji čakra, vadinasi, tas vidinis žinojimas, kur, kaip ir minėjau, turi žmonės ekstrasensorinių gebėjimų, vieni turi gerą labai uchą, klauso labai gerą, geba girdėti labai minimalius dalykus, labai tos, kurių kartais kažkuris kitas negirdi, tai turintis gerą uchą,
jisai gali girdėti labai gerai, muzikantai labai gerai girdi, ne, ypatingai smuikininkai, vat tai ir yra tie pajautimai, galima išlapinti, o kai kada jie tiesiog atsiveria būtent, kada pradeda atsiverinėti trečiosios čakros zona, tada tie unikalumai, tie talentai atsiverinėja. Ir 7 čakra, kaip ir minėjau, tai jau dieviškas srautas, dieviškas kanalas, kūrėjo kanalas, ne? Tai va, dabar čia kažkiek tai apibendrinau šitos visus dalykus. Dar šiek tiek apie negalavimus, ne? Tiesiog būtų galbūt įdomu, tai čia vat liečia kojų zoną, vat tai yra apatinė, pilvo apačia, visos, tarkime, negalavimai, kurie susiję vat su pilvo apačios kažkokiais tai skausmais arba ligomis, kojomis, netgi kojos vėlgi taip pat skirstomas į tas pačias 7 čakras, tai mūsų pėdos yra 1 čakra, virš pėdos yra 2 čakra, 3 čakra yra mūsų kulkšnis, vadinasi, kelieniai yra būtent 4 čakra ir vat tas pats ir su rankomis irgi vėlgi dėliojasi čakros, vadinasi, 1 čakra, tik pasidėlioti galite. Ir taip pat ir kojos lygiai taip pat dėliojasi 7 čakros. Ir mūsų pagrindinės čakros yra būtent nuo mūsų kirkšnies iki mūsų karūninės čakros. Tai vat, tai yra čakrų sistema. Vadinasi, jeigu norima kažkokius tai vat negalavimus atkreipti dėmesį, tai su kokiamis problemomis gali būti žmogus susidūręs ir kada situacija yra prasprendžiama, netgi būna kartais žmoguje ir liga pasitraukia ir panašiai. Tai va, tai 1 čakra kojos, apatinė pilvo apačia, galima sakyti, iki bambos kažkur tai eina. 2 čakra tai visos mūsų seksualinės gali ligos, tai tarkime susijęs su potencijom, su kažkokiais tai vat gimdos susirgymas, vat būtent 2 čakra viskas, kas su seksualinė energija. 3 čakra mūsų skrandukas. 3 čakra apskritai yra apie kontrolę ir rūgštingumai visokie, vat tokios vat negalavimai, jie gali kilti iš to, kad žmogus mėgsta kontrolę. Ir galima atkreipti kartais dėmesį, kada tos rūgštingumas pakyla arba kada skrandis sustreikuoja ir pasižiūrėti, kokios prieš tai buvo situacijos. 3 čakra apskritai yra atsakinga už tą virškinimą, vadinasi, už skranduką mūsų, už skrandį. Taip pat 4 čakra mūsų plaučiai, kvėpavimas, būtent šios zonos, ypatingai šita jau zona, virš jau kas prasideda. 3 čakra iš esmės yra iki skrandžio. Virš skrandžio iki šios zonos yra viskas, kas susiję yra su 4 čakra. Emocijos mūsų, čia būtent čia širdies visas tas, kaip sakant, mūsų visa ta širdies linija. Ir tada 5 čakra, kaip ir minėjau, tada rankos eina iki gerklės zonos, vadinasi, visos, kurios negalavimai vėlgi susijęs su ta zona, tai reiškia yra būtent 5 čakros. 6 čakra jau tada pereinam į būtent akių zoną, viršutinę kaktos dalį, į šoninę pusę. Čia yra 6 čakros, žodžiu, zona ir 7 čakra karūna mūsų būtent viršugalvis visas. Tai va, čia iš esmės apie pačius negalavimus, kurie kartais nutinka žmonėms, kurie, tarkime, pradeda netgi tokias praktikas kaip čakrų kvėpavimas yra tokios praktikos ir tos čakrų kvėpavimas jis iš esmės suaktyvina čakrų veiklą, čakros pradeda greičiau sukti energiją ir kada greičiau pradeda sukti energiją, pradeda kilti iš po pačios esantis tam tikri dalykai, kurios arba žmogus suvokia, arba jisai praeina tos etapus, mokosi, įgyja įrankių, kiti žmonės net neina šitais sąmoningumo keliais, jie daugiau per patirtis, per praktikas eina, per patyrimus ir panašiai. Tai vat yra įvairių momentų. Tai va dabar aš pakalbėsiu, kaip tą lentelę suprasti, kada prasideda situacijų pasikartojimai. Čia yra jungimosi etapas. Čia jungiasi, vadinasi, čia aktualizuojasi. Čia įvyksta įvykiai kažkokie, tai čia vyksta aktualizacija.
aktualizacija, o čia svarbu seksualinė energija, va, pavyzdžiui, kada seksualinė energija, jinai jungiasi, ne? Ir vat, nuo 8 iki 14 metų kažkoks dėdė atėjo, pasakė, kad ten negražu kažką tai daryti kažkokiam tai momente ir žmogui gali seksualinė energija ties tuo momentu kažkur tai užsidėti kažkokį tai blokiuką, ne? Blokuotis kažkur tai. Ir savaime suprantama, tos situacijos, jos kaip pasąmonėje nusėdavo tos situacijos ir suformuoja žmogui kažkokį tai vieną ar kitą įrankį. Ir žodžiu, vat, gyvendamas gyvenimo keliu, žmogus tuose metuose patiria patirtis. Kažkokios patirtis, ne? Ir kada žmogus pradeda jau eiti savirealizacijos keliu, vat, būtent analizuoti situacijas, ar tai lankosi pas psichologus, ar ten, tarkime, dvasingus kažkokius tai mokytojus, vaikšto ir panašiai, nu, whatever, nesvarbu, kažkokios tai, tarkime, kažkokie tai vedliai ir mokytojai. Tada tos situacijos, žinoma, jos pradeda sukti ratą ir, žodžiu, jau žmogus pradeda keltis tam tikras savo gyvenimiškas situacijas ir jas analizuotis. Tai va, tai čia yra jungimosi etapas, ne? Jungiasi čakros, kurios yra atsakingos už mūsų kažkokius tai gebėjimus. Kiekviena čakra yra atsakinga už kažkokius gebėjimus. Dėl to balansiškai čakros beveikiančios. Aš galbūt labai taip ratus suku, bet norisi taip pat tiesiog paaiškinti. Tai va, tai čia yra jungimosi etapas ir vykstančios situacijos. Čia prasideda pakilimas situacijų. Vadinasi, taip žiūrint yra jungimosi etapas ir situacijos vykstančios. O jeigu, tarkime, esate 30 metų ir jūs dabar esate 30 metų, jums gali kartoti situacija, kuri buvo 26 metų, 16, 9 ir 2, kad galų galiausiai 30 metų jums atsivertų, tarkime, saviraiška. Su saviraiška gali būti susiję klausimai. Jeigu saviraiška jungiasi, va, būtent nuo 29 iki 35 metų, gali būti, kad vat, taip žiūrint, jūsų situacija, kuri buvo 23 metų, 16, 9 ir 2 metų, gali būti pasikartojančios situacijos, kol galų galiausiai jūs tą situaciją, tarkime, išsirišat. Tarkime, pateiksiu savo pavyzdį, 12 metų netekau tėčio, ne? 19 metų aš vėl praėjau tą pačią patirtį, bet netektis buvo kita, 26 metų vėl patyriau tą pačią ir vat, aš vėliau, kada jau pradėjau žiūrinėtis tam tikras situacijas, tai aš pastebėjau, kad tos situacijos buvo linkusios kartotis tam, kad galutinai tą situaciją suprasti, išsianalizuoti ir galų galiausiai pakeisti savo sąmoningumą tuo metu, kada man buvo 12 metų. 12 metų būdama, aš vadinasi situaciją suvokiau kaip 12 metė mergina. Ir vėliau, žodžiu, va, tos situacijos jos kėlėsi tam, kad aš galų galiausiai tą situaciją išsispręsčiau, išsiryščiau, vadinasi, ir, žodžiu, pradėčiau kažkokį tai kitokį santykį. Tai vat, yra šita zona, vadinasi, jungimosi etapas. Ir jungimosi etapas vyksta tam, kad jūs galų galiausiai išsirištumėt klausimus, kas susiję, čia kaip pavyzdį rodau, kas susiję su saviraiška. Vadinasi, jeigu jums 31 metų saviraiškos klausimai gali labai pasikelti, nes tuo metu jungiasi saviraiškos čakra. Saviraiškos čakra nuo 29 iki 35 metų jungiasi saviraiškos čakra. Ateinančios situacijos jums rodys, kuriuose vietose, kokiose situacijose jums su saviraiška nepavyksta kažkur, nu, jeigu nepavyksta išsireikšti kažkur situacijos. Tos situacijos gali būti labai įvairios, bet netgi, kaip ir minėjau praeitam video, jūs galite eiti gatvę ir kažkokia situacija jums surezonavo. Ne? Va, tiesiog gyvenimas pats parodo, kokioje situacijoje jūs galbūt buvote, būdamas, tarkime, 4 metų ar 5 ir ko mes neatsimename. Šiaip gyvenimas dažnai yra linkęs pakartoti tam tikras situacijas, kad pastebėtume, tiesiog pastebėtume. Ir jau pastebėję, tada keliamas klausimas yra, kodėl man tai suveikė, kodėl man tai surezonavo. Ir vat, aš prisiminiau, mane tai surezonavo ir va tokie klausimai, jie iš esmės padeda gilinti situaciją ir galų galiausiai išryšti tą situaciją ir suprasti jos kažkokį tai, nu, kaip žmogus užauga tame. Tai va, tai čia, kaip ir minėjau, yra jungimos, tai yra jungimosi etapas yra taip, valymosi etapas vyksta toks. Todėl dabar, kaip ir minėjau, kiekvienas pasibrėžia savo šitą lentelę, pasižiūrėję, kuriame amžiuje esat, galbūt jums 40, galbūt jums 47 metai, kas susijęs su karūninė čakra, ne? 47 metų gali kartoti situacijos, kurios yra
5, 12, 19, 26 ir va tiesiog galima atkreipti dėmesį, kaip jums tas vykia ir kaip jūs tą pamatysite, na, tarkime, ką pastebėsite. Tai vėlgi tai yra saugumo jausmas, tai yra energija, tai yra įrankiai, tai yra širdies kelias širdimi, ką jaučiu, kad turėčiau tikrai veikti. 5 yra už saviraišką, aš tai išreiškiu pasauliui. 6 čakra mano vidinis žinojimas, aš gyvenu be iliuzijų. O 7 čakra tai yra dieviškoji čakra, aš susijungiu su Dievu, vadinasi, ir tai per mane kalba, galima sakyti, jau sako, per mano lūpomis, mano kojomis Dievas apsireiškia pasaulyje, taip sakoma. Ir tada 1 su 7 jungiantis per visas čakras, žmogus sujungia kosmosą vertikalioj pozicijoje su žeme. Tai vat tokiu būdu vyksta tam tikri momentai. Ką dar norisi pasakyti, tai aš gal šiek tiek palauksiu ir dar šiek tiek pažiūrėsiu, ką aš norėsiu jums papasakoti, gal dar kažkokie tai klausimai iškils. Tai va, tai valymosi ratas, jisai va tokiu būdu vyksta ir kuo žmogus savyje prasivalo tam tikrų situacijų, vadinasi, ne tiek, kiek jos ir valosi, bet galima sakyti, kad jos transformuojasi kažką tai naujo, sąmoningumas keičiasi požiūris į tam tikras situacijas, tuo žmoguje vyksta kuo mažiau vidinių konfliktų, kovojimų, kažkokių nepriėmimų situacijų tam tikrų, nes situacijos yra nepriimamos tos, kurios mes kažkada tai nesuvokėme. Vėliau, kada žmogus jisai eina sąmoningumo keliu, jam visos situacijos yra situacija kaip situacija ir jinai yra dėl to, kad žmogus gebėtų patirti, gebėtų kažką suprasti ir tokiu būdu žmogus mokosi, auga, vadinasi, ne, taip žmogus auga. Pamato kažkokią tai situaciją, išsisprendžia, paleidžia kažkokias tai savo jausmus arba tuos, kuriuos suprato kažkokiam tai amžiuje, nes kiekvienas amžius jisai yra labai skirtingas ir tame amžiuje priimtos situacijos jos yra vienokios. Kai mes užaugame, mes vėlgi mokomės tas situacijas transformuoti, paleisti tas situacijas ir galiausiai jas pažiūrėti kaip, na, nieko čia tokio, gyvenimas yra gyvenimas, be tų patirčių žmogus neaugtų. Patirtis tam yra reikalingos, kad žmogus augtų. Žmogus, ir kita vertus, tos situacijos jos yra reikalingos tam, kad, na, jeigu būtų viskas jau taip ten, nežinau, tai mes tada būtume tokie lentas, nebūtų augimo, nebūtų to viso dalyko. Tai va, tai čia kažkaip taip. Ir iš esmės, kaip ir minėjau, klasika ir yra tėvų vaikų santykiai, tai yra klasika. Tai yra per tai, ką mes visi praeiname, mokomės ir galiausiai mokomės vėliau būti tiek ir suaugusiais žmonėmis, tiek ir vaikais vietomis, tiek ir, tai vadinasi, tai ir mokytojais ir ten taip toliau ir panašiai. Tiesiog suaugusio žmogaus dalykas yra vieta, laikas ir kiekis. Vat štai 3 pagrindiniai dalykai, kurių mokomės savyje, kaip sakant, įsisąmoninti, yra vieta, laikas ir kiekis. Ir kada šitas maždaug jisai yra išsianalizuojamas, tada savaime atsiranda vieta, laikas ir kiekis ir su tuo nėra kovojama. Žmogus pajaučia, kiek saiko reikia, kokioj vietoj, kaip atitinkamai elgiamės ir panašiai su tuo žmogus nėra kovojama. Tai vat vieta, laikas ir kiekis, tai yra ypatingai svarbus dalykai. Tai va, ką čia dar norisi pasakyti jums apie tą lentelę. Čakros, vyriškai, moteriški aspektai, vieni turi, tarp kitų, santykiuose, ateinate į santykį, vienas gali turėti vienų įrankių daugiau savyje išskleidęs tuo metu, sako, kaip santykiai vyksta. Santykiai vyro ir moters vyksta tai, kad vienas turi kažkokiu tai vienų įrankių, kitas turi kažkokiu kitų įrankių. Ir taip vyksta vienas kito, vadinasi, pildymai kažkokie, ne? Pas vieną yra daugiau energijos, ne? Žmogus turi energijos daug, o seksualinė energija pas vieną žmogų yra labai stipri, daug seksualinės energijos turi, ne?
o kitas žmogus turi įrankių, strategiją, veiksmą, kryptį. Žinoma, tas žmogus krauna į energiją, o tas realizuoja tą energiją. Tik svarbu tam, kuris realizuoja, parneštų namo tai, kuri krauna. Tai va čia yra tam tikri dalykai, nes energija jinai visada turi gauti, o jeigu yra energija, jinai turi gauti grąžą. Tai visur mes netgi namuose, tarkime, jeigu mes naudojame šviesą, mes už šviesą mokam pinigus. Tai yra energija, lygiai taip pat, lygiai tas pats ir santykiuose yra. Vadinasi, vienas turi daugiau energijos, kitas turi stipresnius įrankius. Taip, žmonės sueina du į krūvą, vienas maitina energiją, vadinasi, moteris daugiau emocionuojanti, emocionaliai turi energijos, vyrai jinai pakrauna, vyras eina su tą energiją per miestą, su žvėris, kaip pasnaisiais laikais buvo, sumedžioja žvėrį ten ir panašiai, ir jisai parneša tą žvėrį namo. Tai čia lygiai tie patys modeliai yra ir apie tai kalbant, ir tai ir svarbu, dėl to tas balansas, kad vis dėlto tame balanse žmogus gyventų ir nebūna tada kažkokiu tai išsekimų ir panašiai. Energijos netekimas per didelis, savaime suprantama, atsiliepia ligose, negalavimus ir taip toliau ir panašiai. Todėl šitame reikia tiesiog atkreipti dėmesį. Tai va, tai kryptis judėjimas, strategija, širdies kelias. Dabar profesijos. Apie profesijas aš galbūt pašnekėsiu kitam kartui, nes kiekviena čakra, jinai vėlgi yra tam tikros profesijos, kuriuose yra būtent tam tikrose čakrose netgi žmonių pasirinkimai profesijų. Ir gali būti taip, kad jeigu žmogus daugiau yra žemiškas, turi saugumo jausmą, daugiau žemiška čakra pas jį yra aktyvi, tai savaime suprantama, kad profesija irgi pas jį gali būti pasirinkimas būtent žemiška profesija. Yra žmonės, kurie turi labai karūninę čakrą aktyvuotą, bet tarkime su žemiška pirmoji čakra yra, tarkime, disbalansė. Tada žmogus, sako, skraido padebesiais. Nuo to, kad pas žmogų daugiau yra energija čia, aktualizacija šituose dalykuose, jie daugiau šitame momente. Dėl to reikalingas žmogus tada labai žemiškas, kuris tą žmogų įžemintų, sako, dėl to svarbus tada žemiškas labai žmogus ir tada įvyksta balansas. Tas pats, kas genetika, lygiai tas pats. Pas vieną genai yra vieni išskleisti, o pas kitą genai kiti išskleisti. Tuo metu, kada susitinka du žmonės, pas vienas genetika yra išskleistas genas kažkoks, o pas kitą irgi kažkoks. Ir staiga pradedamas bendrauti su tam tikru žmogumi, netgi pastebima, kad jisai krauna jūs būtent tuo genu, aktyvuoja jumise tą geną. Ir taip sako žmogus, pradėjau bendrauti su menininku ir pats pajutau, kai pradėjau tapyti, tarkime. Dėl to, kad pas tą žmogų yra genas aktyvus genas. Ir genetika, jinai irgi lygiai taip pat, jinai eina labai daug genų, vadinasi, tam tikri genai, jie aktualizuojasi tam tikrų metu. Tik svarbu, kad tas genas, kuris yra aktualizuojamas, aktualizuojamas būtų teigiamasis genas. Yra aišku teigiamų, yra netokių teigiamų. Tai sako, su kokiu žmogum sutapsi, tokiu ir patapsi. Pasakoju apie tai, bet tiesiog. Tai čia yra irgi lygiai taip pat. Čia vyksta pakrovimai. Vieni yra bagoti vienais dalykais, kaip praeitam videos šnekėjau, kiti yra bagoti kitais dalykais. Dėl to tam tikrais momentais mes vieni su kitais susitinkam, komunikuojam, vienas kitą pildom, vadinasi. Vienas yra labai žemiškas, o kitas gali būti labai dvasiškas, skraidantis padebesiai. Savaime suprantama, kad jam reikės žmogaus, kuris yra žemiškas, kuris jį įžemintų, nes galbūt dėl kažkokių tai priežasčių, kol kas pas jį ryšys su žeme gali būti blokuotas, tai gali būti situacijos ar kažkokios tai kiti tam tikri dalykai. Ir savaime suprantama, tos situacijos gali pakilti, prasisprendžia žmogus ir ryšys su žeme, jisai gali tiesiog atsiverti, atsiskleisti. Tai su tais įrankiais ir kai mes kalbame, kad, dar šiandien pabaigai norėtųsi pasakyti tokį vieną dalyką, sako, žmonės ieško tos laisvės, nori būti laisvi. Esmė yra tame, laisvė yra tame, kada mes gebame vieni su kitais susikomunikuoti. Suprasti tuos tam tikrus dalykus, o tame ir yra laisvė. Laisvė jinai atsiranda tada, kada žmogus nebet nori būti laisvas, nes laisvė yra esmė tame, kad tai yra kažkokia tam tikra iliuzija, kurio žmogus nori būti laisvas. Bet esminis dalykas laisvė yra tada, kada gebame atrasti kalbas su įvairiais žmonėmis. Su įvairiais žmonėmis komunikuojant mes patiriame laisvę, nes tas bendravimas tampa laisvas. Be vertinimų, be kažkokių kitų dalykų, tiesiog mokymasis įrankių, kad vis dėlto dažnu atveju tai tiesiog nėra tiesiog įrankiai. Esmė yra įrankiai. O įrankiai visi yra būtent
trečioji čakra. Ir kada mes turime įrankių, mes gebame susikomunikuoti su įvairiais žmonėmis. Yra žmonės, kurie turi labai įvairių įrankių. Ir jie turi, pavyzdžiui, pateikiam pavyzdį apie kažkokį tai, tarkime, mokytoją vedlį, pas kurį ateina klientai, ne, pas vieną ateina vienokie klientai, ne, kažkoks rautas yra, o pas kitą žmogų gali ateiti labai įvairūs klientai. Ir tas žmogus, jisai geba susikomunikuoti su įvairiais žmonėmis, nes įrankių yra, įvairūs įrankiai. Dėl to kartais kyla klausimas, kodėl pas vieną žmogų yra tokie klientai ar ten kažkokie kitokie. Tai dėl to, kad atitinkam įrankiai arba atitinkamas laikotarpis, kada žmonės sprendžiasi labai panašų klausimą ir savaime suprantama, taip ir žmonės vieni prie kitų pritraukia, interesas kažkoks bendras dalykas pritraukia. Tai tai apie lentelę tiek, labai gera lentelė, pabandykite savo patys nusibrėžti, pabandykite turėti tą lentelę visada namuose. Aš asmeniškai ją maketavau ir aš atsispausdinau. Ir tiesiog ta lentelė bus jūsų namuose ir galėsite maždaug orientuotis, koks čia periodas, kokia čia situacija buvo, 22 iki 28 širdies čakra jungiasi. Čia prasideda meditacijos paieškos, kažkokios širdies, mano širdies, kažkoks pajautimas ir panašiai. Kokie klausimai užvėrė tą širdies, ten kažką tai. Ypatingai širdies čakra, jinai dažniausiai sprendžia du klausimus. Tai pirmosios meilės nuoskauda, čia pirmoji meilė tai yra pirmoji meilė, kad ir kokia ten bebūtų situacija. Pirmoji meilė išgyvenama dažniausiai kiekvienam vienodai. Jeigu tave ten mylima mergina pasiuntė ant 3 raidžių, išgyvenai didžiausias ten skausmas kažkoks buvo, ne? Tai tas pats, kas kitai moteriai ten, nežinau, 2 metus pragyveno ir išsiskyrė ir irgi lygiai tas pats skausmas. Situacija jinai nieko nereiškia, esmė yra tame, kad pajutimas yra labai panašus. Tai pirmoji meilė yra pagrindinis dalykas, kas yra apie širdies čakrą. Ir paskui merginai, kiekvienai mergaitė, kaip ir kiekvienam vyrui, pirmoji meilė, sakoma, yra tėtis arba mama. Ir vėlgi tai gali būti klausimai apie tą patį. Tai giliau nesigilinsiu šiek tiek taip papasakoju aplink šiek tiek, kam tikrai kažkas tai surezonuos, kas iš esmės eina saviugdos keliu ir mokosi ypatingai psichologijos, bent jau skaitosi pradmenų ar panašiai, tai maždaug supras apie tai, nes, kaip ir minėjau, saviugda be psichologijos, nežinau, žinokit, aš pradėjau, pavyzdžiui, nuo meditacijai, vis tiek paskui klasika, vis dėlto yra psichologija, tėvų vaikų santykiai, tai visos situacijos jos apie tai ir keliasi tam, kad mes galiausiai pradėtume kuo mažiau kovoti su gyvenimu, kuo mažiau. Ir žodžiu, kada mes kuo mažiau kovojame su gyvenimu, tuo savaime suprantama, mes turime gražesnį ryšį su kitais žmonėmis. Ir dar pabaigai norėtųsi pasakyti, kuo mes daugiau turime vėliau įrankių, tam tikrų įrankiai, mentalinis lygmuo. Įrankiai ateina iš patirčių, iš žinojimo, iš tai, ką mes mokame daryti, iš mokymosi ir savaime suprantama iš patirties vėliau praktikuojant tai gyvenime. Ir praktikuojant tai gyvenime, žodžiu, mes įgaliname tos įrankius, tampame specialistais, gerais profesionalais ir panašiai tam tikrų dalykų. Tai tą lentelę rekomenduoju, žiūrėkite, video, aišku, visada paliksiu, greičiausiai, aišku, nepažadu, bet paliksiu šitą video tikrai ilgą laiką šitam, kad būtų viešas, pasiekiamas ir pasianalizuokite šitą lentelę. Šitą lentelę kalba labai daug, jinai iš esmės, ją orientuojantis galima suprasti, kuriame amžiuje esate ir kurie įvykiai, kurių metų kartojas, netgi tai tada, kada esame pamiršę. Tai nuo 1 iki 7 metų esame pamiršę. Kas turi vaikus, tai vaikai dažniausiai, dar norisi pasakyti, kas turi vaikus, tai vaikai besielgdami dažniausiai tėvams rodo jų situacijas ir primena. Vaikai atkartoja kartais situacijas. Tarkime, vaikas 4 metų parkrito, pargriuvo, susitrenkė kelią ir tai bus situacija, galbūt, kuri parodys, kad ir jums kažkada tai buvo, bet tiesiog neatsimenu. Tai čia kartais tie tokie dalykai, kurie kartojasi ir kai kurie žmonės ateina ir rodo mums tas patirtis tokias. Tai aš nežinau, ar aš galiu baigti jau, gal dar tada tiesiog pabūsiu dar.
Šios lentelės pagalba išsisprendžiau daugelį klausimų, kurie man padėjo daugiau orientuotis, kuriame etape esu ir kodėl tie etapai pakilę yra, apie ką tai yra ir galiausiai, kada įsigilini tą lentelę, iš esmės lengviau padeda suprasti, kokios tai yra situacijos ir tas situacijas kiekvienas žmogus praeina. Kiekvienas eina savaip, žodžiu. Tai pabaigai dar aš norėčiau iš tikrųjų pasakyti apie tai, kad šiaip iš esmės kažkurią tai dieną galvojau dar apie laivų darymą. Ir labai norėčiau tokių jūsų atsiliepimų arba komentarų, ar būtų aktualu daryti kažkokius tai laivus ir tų laivų metu užduoti kažkokius rūpimus klausimus, ar tikrai būtumėt suinteresuoti apie tai ir jeigu yra poreikis, tai būtų smagu, kad uždėtumėt laiką arba paliktumėt širdelę kažkokią, tai arba pakomentuotumėt, kad maždaug aš galėčiau orientuotis, ar tai būtų įdomu būtent daryti laivą, kažkokią tai dieną netgi galite parašyti, kuriomis dienomis patogiau būtų, koks laikas galbūt patogus būtų. Tai, tarkime, gal kažkam tai sekmadieniais, būtų smagu pakalbėti ir jeigu būtų klausimų kažkokiu tai laivo metu, galima būtų uždavinėti klausimus ir aš į kuriuos galėčiau, tuos aišku atsakyčiau. Tai pagalvokit apie tai ir uždėkite, kaip ir minėjau, laiką arba komentarą palikite, iš to, kiek matysiu aktyvūs esate, tada kažkaip tai galvosiu. Tai panašu, kad aš atsijungiu ir tada linkiu jums sėkmės. Analizuokitės, pasižiūrėkite šią lentelę, tai yra stiprus įrankis jūsų gyvenime ir turėkit, atsispausdinkit, atsišvieskit ir pasižiūrėkite, kaip jums ta lentelė veikia, ypatingai tie, kurie jau eina sąmoningumo keliu ir, žodžiu, keliasi kažkokios tai situacijos. Tai šiandien tiek, tada iki susitikimų ir iki.